Kas nuolatos galvoja apie jūs. 3 variantai. Pirmasis, antrasis arba trečiasis. Ir kodėl galvoja. Ir ką galvoja. Pirmasis variantas. Apie jūs nuolat galvoja žmogus, su kuriuo jums buvo linksma, gera, su kuriuo galbūt ir kartu šventėt, kažkokie susitikimai buvo, ar kažkoks džiaugsmas patirtas ir matosi, kad norėtų žmogus tai vėl pakartoti, kad jiem kyla noras, kaip ašas lazdų, kad norisi dar kartą patirti ir netgi labai rimtas ketinimas susitikti, galbūt ir atvykti pas jūs, kaip tas laivas, tai rodo apie keliones. Taigi žmogui buvo gera ir nori dar kartą pakartoti tą situaciją, susitikti, atvykti. Antrasis variantas - pažas tūrių, mėnulis ir šulinys. Tai žmogus labai giliai įklimpo, kaip šulinys šneka apie tai, kad kažkokia situacija buvo, kuri atėjo su lengvumu ir nieko rimto nežadėjo, bet tai buvo gilu kaip mėnulis, jausminga ir todėl žmogus negali nei kaip jūsų pamiršti, liūdė, galbūt naktimis galvoja. Trečiasis variantas - tai yra imperatorių aukščiausioji žinia ir lapė. Tai matosi kažkoks žmogus, kuris stabilus, galbūt čia ir kažkokia draugė galvoja apie jūs, tarp moterų čia kažkokia situacija iškilusi, kad lyg nori galbūt ir pasimokyti iš jūsų, kažkokia moteris, kuri žavisi jūsų intuicija ir galvoja, kaip jums pavyksta būti lankščiai, būti išradingai ir todėl matosi toks prisiminimas, galvojimas ir bandymas suprasti, kaip būti kūrybingai, lankščiai